Matote Kazio Daugėlos fotografiją Šokanti boba, sukurta 1936 metais. Kazys Daugėla gimė Radviliškyje 1912 metais. Turėjo inžinieriaus kultūrtechnikos specialybę, kurią įgijo baigęs mokslus Austrijos sostinėje Vienoje. Dar studijų metais jis pradėjo fotografuoti, o nuo 1937 metų jau dalyvavo įvairiose parodose ir konkursuose Lietuvoje. Šioje Daugėlos fotografijoje vaizduojami 3 vyrai melioratoriai, žemės sausinimo sistemų darbininkai. Jie laiko virš galvų iškėlė medinį rąstgalį, vadinamą bobą, skirtą kalti poliams. Tarpukariu Daugėla daugiausia fotografavo Lietuvos kaimą, gamtą ir žmones. Per karą jis pasitraukė į Vokietiją, kurį laiką praleido Kempteno karo pabėgėlių stovykloje. Ten fiksavo stovyklos kasdienio gyvenimo akimirkas. 1949 metais persikėlė gyventi į Jungtines Amerikos valstijas. Toliau fotografavo. To meto jo kūriniams būdinga modernesnė raiška, eksperimentuojama formomis, šviesa, šešėliais. Daugėla nuo pat įkūrimo palaikė ryšius su fotografijos muziejumi. Didelė dalis jo palikimo, fotografijos negatyvai, saugomi būtent čia, fotografijos muziejuje.